šiam momentui. Tai vis vėliau. Tai kas tada ar ne? Jeigu čia yra. Kilokai ir taip, sukas, buvo, davai tempiam, pabiškį tempiam. Apsiramyk, užteks jau girtis čia. Aš net nesigiriu po 9 kasdien. Tai... Būk, biškį skromnesnis. Gerai. Nu, žinai, su vienu reikia pasimokėti, sakyt, pasidžiaugti reikia. Labą dieną, drifto fanai. Sveikinamės iš Kipro, Achno trasos, kur vyksta paskutinis 6-asis Drift King čempionato etapas. Čia Lietuvą atstovauja Donatas, Gediminas, Sandra ir Kęstutis. Vakar dienos kvalifikacija lėmė tai, kad Gediminas iš šios treniruotės išvažiavo kaip šių metų Drift Kings čempionas. Tai po labai ilgo laiko tarpo kažkoks lietuvis rimtos varžybose užėmė pirmą vietą. Įdomus momentas apie trasą yra toks, kad yra įsikūrusi toje Kipro dalyje, kuri priklauso Britams, tai įvedus adresą, matai visą laiką galūnę UK. Trasa buvo pastatyta 2012 metais, tai yra prieš 12 metų. Ja, pavadinkim, tai padės projektuoti Sleepy, toks garsus japonų drifteris, tai iš karto galim duoti ir tokį konkurso prizą. Tai kuo yra Sleepy susijęs su Lietuva, tai kas teisingai sakys komentaruose, vėlgi duosim dovanų. Nu ką, turime tokį mano darbinį ofisą. Esu vienas. Trečiam aukšte yra teisėjai. Vienas iš teisėjų yra Vernonas iš Driftmasterių ir FD. Čia yra viena didelė tribūna. Ten dar viena didelė tribūna. Ten yra vipinė tribūna. Organizatoriai sakė, kad liktai apsilankė per renginį 5000 žmonių. Va, tam kraštelį yra įsikūrę kipriečiai. Tai jeigu turi būtent fūrą, tai į tą pusę, kur mes esame, nevažiuosim dėl vietos trūkumo. Maisto zona, ten yra maisto zona, tai visokios kainas įdėsiu. Pažiūrėjau, tą ekraną kiek kainuoja, bet šiaip labai primtina. O vat matoma taip. Už
šitų tribūnų, kur yra pristatyta kalnas mašina dabar matosi, tai ten irgi yra dar viena aikštelė, turbūt pagal dydį galbūt galima lyginti kažką tarp Marijampolės ir Druskininkų. Tai va tenai vyksta Semipro varžybos. Pernai montavai padangas biški, ne? Jo, O šiemet sakei? po juodo darbą, jo, šiandien davė ir šiemet davė ir paragauto saldaus čia to. Kaip jie čia lekia šiandien nuo to karščio. Tai karštis negaliu pasakyti, kad labai super didelis. Jaučiu, Vengrijoje buvo tikrai daug karščiau. Čia gan tikrai neblogai iš karščio pusės, o prasa fain. Irgi išmokti suprast, biškį perdarė konfiguraciją, ne taip kaip praeitų metų. Tai matos net ir vietiniam yra biškį sunku. Nes reikia atvaryti pilnu gazu tiesiai į sieną, tai reikia atkaukuliuoti su mašinėlė, kiek ten reikia ko paspausti. Nu ir kaip tau sekėsi vakar? Gal tas nuovargis nuo visų tų darbų, kelionių ir taip toliau. Bet jau į galą dienos, kai Astralas išėmė kamerą, jo su Kipšu atsukom kranus, jau buvo gerai. O šiandien dar geriau. Dar padariau tik porą važiavimų, tai vat, to susėsiu vėl pabandysiu kaip ten, ar iš tikrųjų čia viskas gerai taip seka. Čia jau visko buvo ir sugedusio variklio, ir pusašio sulūžusio vakar visko buvo. Tai ar kas gali daugiau būti? Radom dar ir variklyje visokių kitokių reikalų. Stipriai nepasakosiu, nes dar vis laikom, kad veiktų. Netgi vietiniai klausė, sako, ką jūs darėt, kad kodėl jūsų mašina važiuoja, dar mūsų ne. Gaunasi? Kas nors? Nu taip, žinai. Kaip ten sakoma, blogam šokėjui ten kažkas maišo, tai čia panašiai. O treniruotės irgi, ne? Ten geriem nepadės. Ne, geriem nereikia, blogiem nepadės. Ko neišmokai, to neprilaižysi. Bet dar reikės važiuoti šitą. Jau ko sudaužyti nebėra. Nu nebent dar priekį. Bet gal nereikia. Šiaip visai normaliai. Spinukas savo rausuotis. Nu turiu dar kur pasitempt. Kaip ten sakoma, iki 9 dar ir kur temptis. Bet gal kokius 9-7 ir mesti. Pakartosi gedo kačarką, ne? Pabandyk. Jei nesigaus, tai ištirk neįdėk. Gerai. Are you planning to sell it later? No. Okay, we're gonna check eBay on Monday. Devim? Jo, ten dar sliku dabar ant tos vietos. Taip ir sakėm, kad bus. Reikia nepamiršti to, kad kai saulė bus nustatos. Sakė, Gedas ant 9. Pavariau, ant 9, pagaliau. Slidu buvo? Jo, jau Gedas parodė, kai aš mačiau jo pirmą raną toj vietai stovėjau, ten, kur pavojingiausia vieta yra. Kad savo tvarė gerai, žiūriu, o kaip gerai, ir žiūriu, oi kaip negerai. Padangom, bordiūrais ten visur, bet išgyveno viskas gerai, tik slengsti mačiau pametė ir grįžo, jis
startą atsistojau į antrą važiavimą, kai darė, jis man jau privažiavęs parodė, kad ant persirinkimo slido, nu, pirmam biškį saugiau, o antru jau nuo pat pradžios jau leidau visur stengiausi ant krašto. Aišku, padariau biškį klaidą, nes patraukiau 2 kartus rankinį ten, kur nereikia, bet dar dėl to turbūt gal biškį nusimečiau taškų, bet pagal trajektoriją turėtų būti gerai, nes dviejose vietose galvojau, kad jau teks gražiai nulipti nuo asfalto į kelkraštį, bet pataikiau. Yes. Sukas, buvo, davai tempiam, Ne, biškį nu tempiam. apsiramink, užteks jau girtis čia. Aš net nesigiriu po 9 kasdien gal. Tai... Pirmas planas. Pirmas planas? Jo, esi. Jo, tai buvo patogu, va, persimės čia nereikėjo, neuždarė, tai galėjau garsiai, bet irgi va čia, va, ir nuvažiavo taip. Ir nežinau, kurio pozicijų čia mane išsilaikyti. Mačiau, kiekvieną kartą persimetant žiūriu ne į mašiną, o į rulį, kur rulis yra. O, Natalija. Ketvirto prireikia. Natalija plačiai neblogai. Aiktis užverėjus, tai yra. Dar ant vestų. Gerai, kad kvalą ne šiandien būtų ir atbadžius mane. Ir tave sveikinu. Kalbėjau, ne? Jo. Ir tave sveikinu.
Tuoj paskaičiuosim, gal tu jau trečias esi. Ne, aš patrečias, jeigu Engarą išmetė, Gedas jau... Ne, dar tasgi gali dar tas laimėtgi Porko Labada Peter. Next to you. Set the mood, yeah, you're nice. You can have my heart, just name the price. Trying to get a grip, you became my vice. Need a piece of your love if you save the slice. Okay, should come around my way. I've been trying to make you babe. That's just something I should say. I'm like, okay, should come around my way. I've been trying to make you babe. That's just something I should say. And I'm like, I need time, just a little more time. I need time, just a little more time. Next to you. Turėjai į antrą vietą pakilti metiniai.
Nežinau. Man atrodo, kad pakilai. Nežinau, norėjau į podiumą pakliūti, bet va. O tai kas ten, jisai ne per vėlai atsidarė? Nežinau, žinai, tokiu greičiu važiuojant sunku pasakyti, kad ar jis vėlai ar greitai, tiesiog šokau per aštriai ir galvojau, arba trenksius, arba turiu tiesiog laikytis rankinių tiek, kol jisai, tarpsime, atsidarys. Ir gavosi, kad neatsitrenkiau, bet mano kampas buvo didesnis nei jo ir jis nuvažiavo, jis spėjo nuvažiuoti, o aš tiesiog ten pastrigau. Aš ant stabdžių dar, tarpsime, bandžiau dasyvytą šį pavijau, karpydamas kampus, bet tas pirmas posūkis buvo, negražus visiškai, tiesiog jis nuvažiavo išorę, aš vidinę trasos dalim atvažiavau, tai čia lydą padariau gerą, bet čia jis pats sudegiau, šokau ir sudegiau. Šudegiau. Tam param pam pam. Čia metinė? Jo. Dar būčiau buvęs trečias, iš vis būtų buvęs smagu. Antras. Metinė, antras. Metinė, antras, bet ketvirtas. Tai būčiau trečias dar buvęs, iš vis būtų 2 kartus buvęs. Tai būtumėm štuką dar laimėjo dabar. Nebus išmokė. Tai Gedas 3 štukas atnešė. Tonight it comes to life. Nu, sveikinu. Nebuvo sunku, viskas paprasta, kaip visada. Nebuvo sunku. Nu, aš ant antro nuleidau ratą, žinai, biškį plačiau mečiausi. Truputį anksčiau gal rūčką patraukiau ir vėl atsidariau, žinai, kad neįširtas jau. O jis to, kai tik atsidariau ir Ja, tai pirmas. Visą čia esi, arba turėjau šoną. Tai šiandien baliavoja gerai, ne? Jis ten išmetė tave, ne? Nu, biškį atsikrai. Nu. Reikėtų tuos lankstukus anksčiau, žinai, dėt būtų... Lankstukai, nu. Nu. Gediminas! Jo! Pirmas visur. Ir su žmona būtų. Πολλά λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους. Κάντε ακόμα λίγο πανικό για τελευταία φορά. Για αυτούς τους μεγάλους αθλητές λοιπόν, όπου για ακόμα μια φορά σε αυτό το βάρθρο έχουμε Κύπριο οδηγό και όσοι είναι εδώ θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο Χριστοφόρου που στη χειρότερη του σεζόν κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση σε αυτή τη μεγάλη πανευρωπαϊκή διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να νερούμε το ραντεβού μας για το πρωτάθλημα 2025 μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Reflektavosi, sakė,